Laidoje Kultūra Plius pokalbis su jauna, charizmatiška uostamiesčio režisierė Rūta Bunikytė, kurios pastatymais džiaugiasi tiek maži, tiek dideli, o jos spektakliuose kalbama be žodžių. Papasakosime apie jūrinės prekybos klestėjimo laikotarpį uostamiestyje, kaip klaipėdiečiai atrado naują, Anglijai labiausiai reikalingą prekę medieną. Sveiki, mėly TV8 žiūrovai. Su džiaugsmu sveikinuosi šį pavasarišką rytą. Šiandien laidoje susitiksime su dar viena charizmatiška ir jauna asmenybė, papasakosime dar vieną įdomią istoriją. Rūta Bunikytė jauna Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro režisierė. Jos kūryboje labai daug klausimų, į kuriuos patys žiūrovai turi surasti savo atsakymus. Apie kūrybą šiandien ir kalbame su Rūta Bunikytė. Rūta Bunikytė kilo iš Dzūkijos sostinės Alytaus, kuriame augdama ir mokydamasi troško tapti aktorę. Mokykloje lankė dramos būrelį, o atėjus metų rinkti studijas, jie atvyko į Klaipėdos universitetą. Aš norėjau labai būti aktorė, bet tuo metu Vilniuje nerinko aktorinio kurso, rinko Rusų dramos teatrui, o čia rinko į režisūrą. Tai tiesiog kažkaip pasirodė tuo metu vis tiek po mokyklos, kai baigi mokyklą, atrodo, kad aktorinis ir režisūra yra tas pats iš tikrųjų. Tai man taip ir atrodė, tai aš stojau tikėdama, kad čia bus irgi aktorinis darbas, bet pasirodė visiškai tai yra dvi skirtingos specialybės. Nors troško tapti aktorę, tačiau uostamiestyje ji baigė režisūros bakalauro ir magistro studijas. Anot jaunos kūrėjos, scenos žmonės yra egocentriškos asmenybės, kurioms reikia save parodyti, o ji būtent tokia ir yra. Šios savybės ir nulėmė jos specialybės pasirinkimą. Tai buvo dar gilesnis savo specialybės pažinimas ir suvokimas, kad režisūra ir aktorinis yra du skirtingi dalykai ir kad visgi įstojau ten, kur man reikėjo, visgi ne į aktorinio, o į režisūrą. Taip pat davė pažintis, kadangi čia miestas nėra toks didelis, kad būtų milijonai teatrų, yra labai nedaug jų ir šitos specialybės žmonės labai migruoja vieni pas kitus, tai jeigu tu esi jų sūkuryje, tai tau labai lengva įsisukti į jų ratą ir toliau tiesiog dirbti tą linkmę. Atvykusi Klaipėdą iš tolimo Alytaus, Rūta sako, diskomforto nepajutusi. Klaipėda greitai tapo savu ir mėgiamu miestu, kuriame jie apsistojo ilgesniam laikui. Visų pirma, gamta labai skiriasi, aš esu miškų vaikas, čia tokios kopos, kuršių atmosfera, tokia kažkoks drėgmė, daugiau drėgmė. Man iš tikrųjų gana panašu vien ta šiluma, kokia buvo Alytuje, tokia ir Klaipėdoje ta šiluma, jinai tokia visgi ne kosmopolitiško didelio miesto atmosfera. Tai labai tokio didelio kažkokio skirtumo nebuvo. Tačiau tas toksai atotrūkis nuo namų, kad esi viena kažkur toli, iš tikrųjų padėjo, todėl kad tu daugiau susiverži save, daugiau struktūrizuotai pradedi mąstyti. Man kažkaip visai patiko. Baigiamasis režisierės magistro darbas buvo pristatytas Pilies teatre. Tam jį pasirinko Samuelio Beketo pjesę. Pilies teatras man davė iš tikrųjų aktorinio darbo pradmenis labai didelius, nes studijų metais visgi mes buvom ruošiami kaip režisieriai. Tai yra visai kitokia, aš manau, kad tai yra kitokia mokykla, nes mes daugiau struktūrizuoti, mažiau tos patirties scenoje. O Pilies teatre aš gavau darbo su aktoriumi, labai daug patirties. Kelionė į profesionalią sceną vyko palaipsniui. Pirmiausia, Rūtai teko dirbti kartu su profesionaliais aktoriais įgyvendinant vieną projektą. Studijų metais visą laiką juk dirbi su savo kursiokais, ar ne? Ir ten užtenka įkvėpti ir jie supranta, ką tu norėjai jiems pasakyti. Bet pirmasis dabar profesionalus darbas buvo keli etapai man, nes pirmiausia, aš susidūriau neprofesionaliam teatre, tituluojamam tokiam jau teatre, bet su profesionaliais aktoriais. Tai buvo čia mano pirmasis susidūrimas tokioje įstaigoje, renginių centro, kada aš susidūriau su profesionaliais aktoriais, tokiais kaip Sigutis Jačėnas ar Nijolė Sibulytė. Tai čia man buvo baimė, kad visgi amžius yra ne tas, ar ne, aš esu vis tiek jaunesnė. Galbūt tie žmonės, kurie turi daugiau patirties, visgi žiūri taip, kad jaunesnė, kažko nemoka, aš galiu ją pamokyti ir taip toliau. Man buvo tokia baimė, kad jie taip žiūrės į mane. Taip pat kažkokia patirties klausimas irgi automatiškai, aš esu jaunesnė, mažiau patirties turiu. Jie turi daugiau patirties tiek kūrybiniam darbe, tiek kažkokiam bendravime ir taip toliau. Tai va ta baimė, kad jie manęs visgi nesupras ir palaikys jaunesnė mergaičiukė, kurią galima pamokyti, buvo, bet ko gero pradėjau su gerai žmonėm dirbti, todėl kad jeigu tu žinai, ką tu nori pasakyti, sakai tai labai tinkamai ir jų terminais, viskas kažkaip labai gražiai vystosi. Tai vat man buvo baimė ta, kad nepripažins manęs kaip režisierės, kaip specialisto, bet jinai buvo iš tikrųjų bereikalinga baimė, todėl kad
sakau, gal susitikau su teisingai žmonėmis teisingų laiku. Tikrasis išbandymas buvo tuomet, kada Rūta organizavo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro jubiliejinį renginį. Čia baimė buvo kita, čia yra labai didelis mechanizmas, yra labai daug grupių, yra baletas, yra choras, yra orkestras. Ir čia tokia vidinė kažkokia baimė, kurios, aišku, mes stengiamės neparodyti, buvo kaip suvaldyti visą tą masę. Bet aš pradėjau ne nuo monospektaklių, taip kad man kuo daugiau žmonių žiūriu, kad man tuo lengviau. Nors spektaklyje Sveikas Čarli jaunai kūrėjai teko režisuoti vieną jo dalį, tačiau pirmasis rimtas spektaklis, buvusi muzikinė pasaka vaikams, Virbalų pasakos, pastatytas pagal klasikinės Lopšines. Originaliame šio spektaklio vaikams pastatyme pagrindinis dėmesys buvo skiriamas vizualiniai dramaturgijai. Tai objektų ir muzikos teatras, kuriame susijungia tekstas, judesys ir muzika. Be to čia atsiskleidžia vienas iš režisierės pomėgių. Mano vaikystės svajonė. Aš norėjau iš tikrųjų gaminti baldus, todėl scenografija man labai patinka formos, patinka daiktai dideli, patinka visgi tas kažkokia tai atmaina to dizaino. Rūta pasakoja, kad ją visada labai domino ne tik baldų kūrimas, formų ieškojimas, tačiau ir matematikos mokslas. Pradėjusi dirbti su profesionaliais aktoriais, ji darbavosi ir Klaipėdos Lėlių teatre, kuriame ji pristatė spektaklį vaikams svečiuose pas Klaipėdikių šeimyną. Ten buvo gerai, kad buvo lėlė ir buvo du žmonės su kauke, tai praktiškai tą plastišką tokį judėjimą su kauke arba darbą su kauke mes studijų metais gavome. Tai čia tokia forma irgi nelabai toli nukrypusi nuo dramos. O Lėlių teatre yra labai gerai pažinti va tą tokį vaidmens kūrimo kažkokią struktūrą, kur kaip reaguoji, ką darai, plastiką atrandi. Iš tikrųjų daug tų formų, kuo daugiau jų žinosi arba kuo daugiau bandysi paimti savo, aš manau, kad nepakenks, todėl kad muzikinėme teatre dariau tą, kur minėjau, spektakliuką Vadevilis Sveikas Čarli pirmąją dalį, tai ten panaudojau tai, ką išmokau Lėlių teatre, tai darbo su lėle. To spektaklio vedėjas yra lėlė. Tačiau sujungus su muzikinio teatro forma, jin gavosi dainuojanti lėlė. To, ko ne visada gali padaryti Klaipėdos Lėlių teatras, tą gali padaryti Klaipėdos muzikinis teatras arba teisingiau jų graži sąjunga. Lėlių teatre jai ir pačiai teko pabūti aktorę valdant lėlės suaugusiems skirtame spektaklyje Šalia. Tačiau jis sako, jog aktorystė ne jai, nors tai buvusi smagi ir vertinga patirtis. Rūta sako, kad ji nėra pikta režisierė ir ant aktorių nešaukia. Iki šiol pavyko su visais gražiuoju susikalbėti. Jis sako, kad aktoriai žino, jog jei ji ramiai šneka su aktoriais, vadinasi kažkas ne taip. Rūta yra ir viešosios įstaigos Mėmelio teatras kūrėja, kuris klaipėdiečiams yra pristatęs muziklą Nelaimingi žmonės, mados ir šokio spektaklį Geroji ir išvirkščioji pusės. Visi mes turime kažkokį tai pastovų darbą, esame priklausomi nuo jo, šiek tiek esame įsprausti į jo normas. Ir tas teatras atsirado kaip noras kurti grinai tai, ką tu matai, grinai tai, ko tu nori, grinai tokią formą, kokią tu nori. Tai jis atsirado kaip viešoji įstaiga, kurioje galima rašyti įvairiausius projektus ir daryti įvairiausią formą, nepriklausomai nuo jokio teatro, repertuaro, noro ar formos. Tai jis tiesiog taip atsirado kaip jaunų žmonių grupės kažkoks tai darinys. Nors jis sako, kad patys pirmieji pastatymai gal ir nebuvo tobuli, tačiau papildant pastatymus įvairiais naujais sprendimais, jų kokybė nuolat kinta ir pirmasis pasirodymas nuo paskutiniojo jau skiriasi gerokai. Režisierė nuo pat karjeros pradžios kryptingai siekia savo tikslo. Tie žingsneliai yra ne tai, kad savęs ieškojimas, bet visgi kryptingas ėjimas link to, ką aš noriu daryti. Tai aišku, suvokiau, kad visgi muzika, šokis ir drama yra ko gero mano forma. Per darbą tai suvoki. Tai dėl to tas toks laipteliai keliavimas visgi tose, sakau, ko gero reikia atrasti savo formą. O baigęs bakalaurą, tu manai, kad tu gali padaryti labai daug ir įvairiose formose, bet vis tiek širdis visada linksta link kažkurios. Rūta sako, kad statant spektaklį labai svarbus yra tinkamas režisieriaus matymą atitinkantis aktorius, taip pat svarbi gerai parinkta kūrybinė grupė – scenografas, kostiumų dailininkas, kompozitorius. Tuomet belieka rasti kūrybinius sprendimus kartu su visa komanda ir priimti kompromisus. Aš visada
visada iš tikrųjų žiūriu savo spektaklius, nes galbūt tai, ko tu nepadarėjai, atrodo visą laiką, kad kažko tai nepadarėjai, visą laiką norisi pakeisti. Aš kažkaip, man atrodo, kad spektaklis turi būti gyvas, jo lab, kad kai keičiasi aktoriai, yra keli sąstatai, jie jau kitokie yra, bet visada norisi pasiūlyti aktoriai toliau tobulėti, dar toliau tobulėti, kažkokią kitą aplinkybę, kažkur gal kažkokį įvykį pridėti. Aš visada žiūriu savo spektaklius ir man visada norisi juose kažką pakeisti, truputėlį įmesti kažkokią vieną naują kitą aplinkybę. Rūta yra pastačiusi spektaklių ir kitose miestuose. Menų spaustuvėje Vilniuje pristatyta pjesė Dumblas tarptautinėme teatrinių mokyklų festivalyje Kaliningrade apdovanotas kategorijose Geriausia režisūra, Geriausias aktorinis ansamblis. Šiandien darbuojasi Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre, kuriame, kaip ir minėjo pokalbio metu, žada ir toliau kurti ir pristatyti naujus darbus, mat įmano, jog ji yra būtent muzikinio teatro režisierė. Nors pastaruoju metu laisvalaikiui laiko lieka nedaug, tačiau jis sako, kad didžiausias jos pomėgis yra kelionės. Aš myliu be galo kitas šalis, man labai įdomi jų kultūra ir kuo daugiau išvažiuoti iš Lietuvos, tuo geriau man po to gyventi. Tai tiesiog norisi visą laiką išvažiuoti iš šitos šalies, kuri yra daugiau man tokia darbinė šalis. Vis tiek, ar tai būtų Klaipėda, Vilnius, Kaunas ar Alytus, vis tiek man kažkaip darbinė šalis šita mūsų gimtoji. O kitur tu išvažiuoji, telefonas yra išjungtas, žinai, kad nebegrįši už 5 minučių ir viskas labai gerai, tada atsipalaiduoji ir tiesiog siurbi visą informaciją, kurią tau siūlo kita šalis. Rūta kurį laiką buvo Garsiosios jūros šventės teatro festivalio Šermukšnis teatrinių akcijų režisierė. Ji teigia, kad pastaruoju metu jos kūryboje dominuoja šiandienos stebėjimas ir bandymas analizuoti. Būtent tai ji ir stengiasi atskleisti savo kūryboje. Pokalbio pabaigoje režisierė prasitarė, jog ji labai norėtų pastatyti Brodvėjaus spektaklį. Netrukus papasakosime apie Klaipėdos miesto ir uosto aukso amžių, o dabar TV8 eteryje labai trumpa reklama. Klaipėdos miestas ir uostas augo ir plėtėsi labai pamažu, tačiau XIX amžių galima laikyti uostamiesčio apogėjumi. Žymioji Mėmelio mediena garsino uostamiesčio vardą ne tik Baltijos jūros regione, bet ir visoje Europoje. Kviečiu šiandien pasiklausyti Klaipėdos pakilimo ir nuosmukio istoriją. XIX amžius Klaipėdos miestui ir uostui buvo prieštaringas. Pirmoji šio amžiaus pusė buvo Klaipėdos uosto pakilimo ir laivininkystės tolygaus augimo laikotarpis. Iki pat XIX amžiaus vidurio visi tiek vietos, tiek užsienio stebėtojai ir žinovai vertino Klaipėdos uostą kaip vieną geriausių visame Baltijos jūros regione, būtent pas savo savybes. Ir visuomet pabrėždavo, kad yra labai geras patogus uostas ir kad be vargo gali tilpti 300 stambių jūrinių laivų. Ir taip truko iki pat XIX amžiaus vidurio. Vienais metais į Klaipėdą buvo atplaukę net 1700 burlaivių. Mieste nuolat buvo daug žmonių, kai kurios prekės nebetilpo į sandėlius. Buvo juokaujama, kad tuo metu pinigai gulėjo tiesiog gatvėje. Reikėjo tik nepatingėti pasilenkti jų pasiimti. Todėl net po didžiojo gaisro, kuris 1854 metais nusiaubė didelę miesto dalį, buvo suniokota apie 40% pastatų, Klaipėda greitai atsistatė ir atsigavo. Kai klaipėdiečių laivų nebeužtekdavo medienai išgabenti, jie nuomodavosi laivus. Medienai gabenti taip pat naudodavo tristiebius barkus. Nemažai laivininkų Klaipėdos savo laivus naudojo kaip trampus. Tai yra tokie laivai, kurie neplaukė liniją, tarkime, Klaipėda ten Halas ar Klaipėda tenas, tarkim, Londonas. O būtent nugabendavo krovinį, iškraudavo medieną, reiškia, Anglijoje, ten darydavosi krovinių kur, reiškia, taip. Ir jeigu pelningai, kad ir Amerika, kad ir Portugalija, ar ir Australija, tai taip darydavo, taip. Žodžiu, keliaudavo šitą, ir į Kanadą plaukdavo, jeigu naudinga, tai ten nuveždavo, ten kažką pasinešdavo, trampinė tokia laivininkystė, dabar taip egzistuoja būtent. Tiesiog tokia laisva rinka tokia, kaip ieško krovinių. Klaipėdos apylinkių mediena užsienio pirklių buvo vertinama labiau nei Gdansko apskrityje siūloma produkcija. Mėmelio ir Timber tai buvo pasaulinė markė. Tai buvo tokia prekė, kur turėjo Klaipėdos pirkliai, kurie buvo patys šeimininkai savo būtent. Kitomis prekėmis dažniausiai ten grūdų prekyba buvo šito komisinis verslas, savo ten kitomis linais, ten iš tuometinės Rusijos imperijos, tai iš Lietuvos, šitų apskričių. Tai šito dažniausiai buvo, tai tik jie tarpininkai buvo pirkliai. O jo medienos, prekyba mediena, tai jau buvo jų asmenis verslas.
seniai puoselėtas verslas ir jie buvo žinomi visi tarptautinėje rinkoje ir turėjo savo prekinius ženklus. Jie turėjo privilegijų, tarkim, jie ten galėjo tą prekę nebūtinai pakraut dar į laivą, tik laivų pristatyti panašiai. Klaipėda tuo metu buvo žymiausia burinių laivų stiebų tiekėja Europos ir ypač anglų laivų statykloms. Anglai, kaip jūrinė tauta, jiems reikėjo daug kokybiškos medienos visų pirma burlaivių statybai. Vėliau prasidėjus modernizacijai, geležinkelių tiesimui reikėjo labai daug medinių pabėgių, taip žodžiu. Kadangi geležinkelių transporto atsiradimas taip pat labai paspartino ir šitą kalnakasybą, anglies taip pat labai daug reikėjo garvežiams, ar ne, ir garlaiviams taip pačiu. Tai reikėjo, tada tenas reikėjo irgi medinių pastolių, visokios sustiprinti šitas šachtų štolinės ir panašiai. Tai suprantama, tai Anglija buvo pagrindinės. Tačiau jau 19 amžiaus antroje pusėje į pabaigą jau pasikeitė situacija, kadangi jau laivinės medienos kaip ir nebereikėjo, nes burlaiviai jau išnyko, anglai buvo pradininkai garlaivių, kaip žinome, ar ne, tai bent jau metalinių, ir tuo metu prasidėjo sparti labai jau Vokietijos imperijos šito žemio modernizacija, tenas tas perversmas, išsiuntimas, ir tai jau tenas tampa tada pagrindinė adresatu jau vakarų Vokietijos industriniai regionai. Ten pradėjome jau medieną jos keliauti. Antroje šio amžiaus pusėje situacija pasikeitė miesto nenaudai, mat tuo metu pamažu laivybą ėmė skverbtis to meto naujovė garlaiviai. Atsiradus garlaiviams žymiai stambesniems, taip, jūros krovininiams laivams, kurių tonažas vis augo ir augo, tai reikėjo gerinti natūralias uosto savybės. O štai čia ir prasidėjo Klaipėdos uosto ir tų pačių Klaipėdos verslininkų problemos, kadangi tuo metu 19 amžiaus pusėje Klaipėdos verslas plačiai prasme gavo dar vieną smūgį. Tai yra būtent pavėluota jungti su geležinkelio linijomis. Atrodytų, kad koks skirtumas 14 metų vėliau už konkurentus. Tačiau pirmasis suskubo gauti gerą geležinkelio jungtį Karaliaučius. Ir tai buvo jų lemiamas pranašumas. Jisai pasiglemšė, prasme, pagrindinę iš tuometinės Rusijos imperijos keliavusių tradicinių prekių masę. Ir Klaipėdai ir kitiems šitą Baltijos uostamiesčiams Prūsijos liko tik tai menki likučiai. Nors Klaipėdos epogėjos laikotarpiu patys klaipėdiečiai turėjo apie 100 burlaivių laivyną, tačiau atsiradusios laivybos naujovės labai greitai sustabdė šį klestėjimą. Patys klaipėdiečiai turėjo beveik 100 jūrinių burlaivių laivyną. Bet vėliau labai sparčiai pradėjo viskas nykti, kadangi garlaiviai užvažė, o vietos laivininkai ir verslininkai didžioji dauguma neturėjo tiek kapitalo, kad investuoti, o kita dalis, kurie turėjo, bet baiminosi, nesiryžo, o be to kai kurie manė, kad čia garlaiviai tai yra toks laikinas išmislas, kadangi, jie samprotavo gan logiškai, kad vėjas tai nemokamas, ar ne, o čia reikia brangesnį anglis pirkti, kuriant jie pastovi. Ir tai iš geležies tas laivas brangesnis negu iš medinis burlaivis. Taip, kad manė, kad čia, žodžiu, ta mada praeis, kabutėse garlaivių, viskas susovietas, jie dėja apsišovė. Todėl Klaipėda 19 amžiaus pabaigoje jau nebeturėjo faktiškai jau šitą savo žymesnį laivyną, paskutinis burlaivis kaip tik amžiaus sandūroje šitą išnyko. Pati Prūsijos valdžia 19 amžiaus viduryje Klaipėdą pradėjo laikyti savo šalies provinciją, tarsi antraeilių miestų. Vienu metu net Prūsijos valdžia siūlė Rusijai perimti Klaipėdos miestą ir uostą, o tuo metu visas dėmesys buvo skiriamas Karaliaučiui. Klaipėdoje nebeliko jokių svarbesnių tranzitinių prekių išskyrus medieną. Medienai eksportuoti, transportą laikyti, jie nereikėjo jokių rengimų, todėl Klaipėda pasitiko 20 amžių turėjo minimalią infrastruktūrą uosto. Ir pirmas kranas buvo pastatytas 1907 metais. Toks galingas 35 tonų portalinis kranas, tačiau tai viskas, ką turėtų metu Klaipėda. Ir šito ženkliai atsiliko nuo Karaliaučiaus iki kitų Baltijos jūros šito uostų. Nors ypatingai vertinama Klaipėdos mediena ir garsino miestą, tačiau laivai į Klaipėdą pasiimti šios prekės dažnai atplaukdavo tušti, mat miestas tuo metu buvo nedidelis, o natūralų užnugarį tuo metu priklausiusi Rusijos imperijai viskuo aprūpindavo Karaliaučiaus uostas. Klaipėdos pirkliai dėjo nemažai pastangų, kad situacija pagerėtų. Prašė valdžios, kad kuo greičiau būtų nutiestas geležinkelis, kad būtų skiriama lėšų uosto infrastruktūrai gerinti. Jie neskubėjo skirti lėšų į Klaipėdą, kadangi laikė, kad tai yra neperspektyva. Tuo metu, 19 amžiaus antroje pusėje, kai pradėjo blogėti santykiai su Rusijos imperija, kai prasidėjo įvairiausi muitų karai, tai tik 14 km nuo Rusijos sienos su Rusijos imperija esanti Klaipėda buvo pavojingoje vietoje. Tenais nei privatus verslininkai, nei valstybė neskubėjo investuoti.
Žodžiu, galiausiai pavyko, tarkime, išspręsti pietinio molo problemą, bet tai būtų dalinis sprendimas. Pagerėjo, aišku, įplaukos farvateris būtent, bet sąnašos, smėlio sąnašos tik išliko būtent. Ir svarbiausia, nebuvo plėtros strateginės tokios masto ir nebuvo būtent tokios aiškios vizijos būtent. Nes nemanyta, kad Klaipėda ką nors reikš būtent. Į klestintį Karaliaučių tuo metu buvo gabenamos ir Nemunu atplukdomos prekės iš Lietuvos. Tokiu dirbtinai sukurtu Užnugarių Karaliaučiui pasinaudojo netoks nedidelis miestas kaip Tilžė, kuriame tuo metu gyveno apie 35 000 gyventojų. Tuo tarpu Klaipėda 19–20 amžių sandūroje buvo vis dar nedidelis miestas, kuriame gyveno apie 20 000 miestiečių. Atsirado stambioji pramonė jau amžiaus pabaigoje, celiuliozės fabrikas visų pirma, taip, tai čia buvo galingiausia, po to pats metais pradėjo veikti šitą ir fanieros fabrikas, taip, kiek anksčiau chemijos produktų, tai yra trąšų fabrikas Union, taip, bet tai faktiškai viskas, lentpjūvės sudarė vis dėlto lentpjūvės pramonės Klaipėdos pagrindą, tai taip, kad čia nebuvo tos labai daug erdvės, būtent visas miestas yra tai būtent, kad uostas, o tuo pačiu ir miestas galėjo augti tik tuo met, kai pastoviai turėjo daugėti krovinių. O kitus krovinius visą laiką glemžėsi Karaliaučius, tai nebuvo šitos pagrindo plėtrai. Ypatingai Klaipėdos situacija pagerėjo tarpukariu, kuomet Klaipėda atiteko Lietuvai. Nors tai buvo trumpas laikotarpis, tačiau uosto plėtra padėjo ir miestui augti. Tai iš karto čia atgijo miestas per tą pasiekė apie 50 000 gyventojų per tos 14 metų. Tai šokteliškas, kad natūralu, susijungė su natūraliu Užnugariu, kad ir ne visu tuo, nes kadangi aukštupis Lenkiškasis tuo metu liko uždarytas, pasidėjo blokada Nemuno iš Lietuvos pusės. Tačiau vis tiek iš karto, kad šitą pagyvėjo, naujos pramonės šakos rado, tai natūralu būtent. Tačiau vis dėlto miestas vis tiek taip nesiplėtė, kaip pasakęs, labai į šitą teritoriją, kadangi tarpukariu labai buvo štai problema, tai būtų problema Klaipėdoje. Magistratas ne vieną kartą išleido potvarkius, kuris tiesiog reguliavo būtent būtų rinka Klaipėdoje. Pasistatė žmogus namą, tai vietinis tam, žymus verslininkas. Jis privalėdavo būtent dalį tų kambarių nuomoti. Taip, nieks jo neklausė, taip kišusi. Vos ne kaip komunizmas, bet tai buvo, žodžiu. Kadangi, o tie atvykėliai, kur dažniausiai Žemaitijos Lietuvos iškoti, čia uždarbį didesnis, to Klaipėda tai buvo algas didesnis, tai jie gyveno labai skurdžiuose barakuose, ten tokios sąlygos buvo nekokios. 20 amžiaus 4-ojo dešimtmečio viduryje uostui teko apie 88% viso Lietuvos eksporto ir apie 65% importo. Antrojo pasaulinio karo metu vokiečiams užėmus Klaipėdą uosto veikla sustabdyta, jis atstatytas tik po karo, o prieškarinis apyvartos lygis atstatytas tik po 15 metų. Klaipėda šiandien trečias pagal dydį Lietuvos miestas ir vienintelis šalies uostamiestis, svarbus vakarų Lietuvos ekonomikos centras. Šalia miesto veikiantis uostas lemia tai, kad Klaipėda yra kartu ir labai svarbus transporto mazgas. Šiuo metu Klaipėdoje gyvena apie 160 000 žmonių. Teigiama, kad klaipėdiečių pajamos yra didesnės nei vidutinės gyventojų pajamos Lietuvoje. Į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą per metus vidutiniškai atplaukia apie 7 000 laivų iš maždaug 50 šalių. Universalus ir neužšąlantis Klaipėdos uostas yra Lietuvos vartai į Europą ir pasaulį. Tai buvo visos istorijos, kurias šiandien jums norėjome papasakoti. Susitiksime lygiai už savaitės tuo pačiu metu TV8 eteryje. Su jumis buvo laida Kultūra Plius. Iki pasimatymo.